Sėsk. Nu, tai pasakok. Tuoj pasakosiu, tik nežinau, nuo ko pradėti. Man pofik, nuo ko tu pradėsi. Bet aš tai įspėju, jeigu aš suprasiu, kad tu mali šūdą, aš nežinau, ką aš to padarysiu. Žodžiu, pradėsiu nuo pradžių. Tavo tėvą aš pažįstu daugiau negu 20 metų. Nuo pat vaikystės. Jis jau tada buvo mentas. Ir mane priglaudė tą naktį, kai buvo nušautas mano tėvas. Tavęs nepaliksiu. Tavęs niekada nepaliksiu. Jį nušovė Koganas. Taip, tas pats Koganas. Fredas Koganas. Ir tada aš prisiekiu, kad atkeršysiu už savo tėvą. Tu svaigsti, tu nori pasakyti, kad tu rimtai. Čia rimta, ką tu šneki. Taip, o tavo tėvas mane nuvežė į vaikų namus ir nuolatos ten lankydavo. Jisai tapo kaip ir tokiu tėvu, kurio aš netekau. Ir iš šitas ir telefonas, kurį tu radai. O dabar pati rimčiausia dalis. Koganas nori nužudyti tavo tėvą. Stop. Va čia stop. Kol tu pasakoji apie savo vaikystę, dar okei, galima buvo patikėti, nes ko šitas galima tikėtis. Vat būtent to. Bet kai tu sakai, kad Koganas nori nužudyti mano tėvą, kam? Už ką? Dėl ramybės. Kad nebepersikoti. Nestumk, seni, tu nestumk. Niekas nestumia. Aš perspėjau tavo tėvą, jis dabar dingęs. Nežinau kur. Gali pabandyti paskambinti jam, pamatysi, telefonas bus išjungtas. Bet tu turi manim patikėti. Abonentas šiuo metu nepasiekiamas. Po signalo palikite žinutę. Aš tau sakau, tu turi manim patikėti. Gerai. Nu, gerai. Gerai, o tada kam tu vat visą šitą čia darai? Ką būtent? Nu ką būtent? Bandai išsaugot mano tėvą, pasakoji man šitos dalykus. Kas yra tau iš viso to? Nu kaip čia tau pasakius? Matai, Koganas nužudė man vieną labai brangų žmogų. Dabar jis nori nužudyti kitą man labai brangų žmogų. Ir šito padaryti aš jam neleisiu. Graži vieta. Ar ne, Stepanai? Fredai, kaip čia tu? Kokia staigmena? Šiame gyvenime staigmenų nebūna. Nei staigmenų, nei atsitiktinumų, nei stebuklų. Viskas turi savo priežastį. Tai kokia priežastis privertė tave atsidurti toje pačioje vietoje kaip ir aš? Nesimatėm gal 15 metų? 16. 4 mėnesius ir 12 dienų. Šiandien tavo žmonos gimimo diena. O mes visada švęsdavom čia, ar ne taip? Švęsdavom, kol tu jos nenužudėjai. Nu, kam tu taip, Stepanai? Taigi teismas įrodė. Įvyko avarija. Mašina buvo techniškai netvarkinga. Nukrito ratas, mašina įgriovė, Daiva žuvo, viskas. Džiaukis, kad vaikai liko gyvi. Prie ko čia aš? Prie ko čia tu? Prie ko čia tu? Palieko štai tavo sąžiniai, bet tu jos neturi. Neturiu. Ir labai gerai gyvenu.
niekas negraužia. Tai ko atėjai? Pagirt. Pagirt už drąsą. Po tiekos metų prabilt pagarba. Tik gaila, kad tu nepakaltinamas. Čia tavo darbas. Nu, kodėl tu dėl visų gyvenimo nesėkmių kaltini mane? Todėl, kad tu ir esi mano didžiausia gyvenimo nesėkmė. Jeigu ne tu, mano gyvenimas būtų visai kitoks. Nesažiningas, Steponai, dėl visko kaltint mane. Na, aš suprantu, tai yra lengviausia. Bet tu gi jaunas, Steponai. Tu gali susikurti naują gyvenimą, tokį, kokį nori. Fredai, aš likau vienas kaip pirštas. Mano gyvenimas yra baigtas. Bet tuomet padaryk paslaugą savo ir kitiem. O kaip jūs susipažinot su Fredu? Nu, to Koganu. Ilga istorija. Net nežinau, ar noriu pasakot. Sakykim taip, jis dirbo su mano buvusia žmona. Oho, tu matai, kaip gyvenimas įdomiai susidėlioja, ne? Patikėk, mano ir Fredo bendravimo istorija tokia įdomi, ne tas žodis. O kas jis per žmogus? O kodėl su juo taip susidomėjai? Man tiesiog įdomu, kaip gyvena dideli verslininkai ir kaip jie galvoja. Žinai? Bet čia tik tarp mūsų. Taip. Fredas Koganas yra pats blogiausias žmogus iš mano pažįstamų. Jis padarė žiauriai blogų dalykų. Ir man asmeniškai. Ir aš jam dirbsiu tik tol, kol rasiu tinkamą būdą atkeršyt. Net neatkeršyt. Aš noriu sunaikinti jį. Gedai, Ką? aš tau turiu kai ką pasakyti. Sakyk. Aš tau pamelavau. Kurioje vietoje? Aš asmeniškai pažįstu Fredą. Aš jį pažįstu. Ir taip kaip tu, noriu jį sunaikinti. Nu tai sukertam. Tada sukertam jo. Gerai, o tai palauk, o kas bus, jeigu jisai permuš mano kainą, kas tada? Nieko jisai nepermuš. Aš su jo rankom tai nebuvau sukirtęs dėl 150. Klausyk, aš žodžio žmogus. Aš to pasakiau. Sukirtau su tom rankom. Ir viskas. Done deal. Nu tai gerai, nu čia rytoj būsiu su Šaimu. Labai gerai. Durys tik uždaryk, ką? Здорово, Česka. Žiūrėk, čia yra dėla. Gal turėtum paskolinti 200 gabalų savaitį? Grąžinsiu su pliusu, žinai man. Ką? Ai, supratau. Gerai, davai. Sveika, žiūrėk, tokį klausimą skambinu. Man tik 200 gabalų reikia. Man reikia 200 gabalų. Jasna. Čia tik savaitė, žinok, Ne, pasimuk, grąžinsi su procentais, palibom. Gerai, supratau, seni, žiūrėk, jeigu pasikeistų situacija, pasuk man, gerai? Seni, tik savaitė. Tu mane žinai, senuk, man žiauriai reikia. Kas bus, tas bus.
Taip, klausau. Sveikas, Vladai. Tik nesakyk, kad tėvas liepė paskambinti. Ne, čia tikrai ne tėvas, čia aš pats skambinu tavo asmeninių reikalų. Asmeninių, nu tai sakyk. Žodžiu, noriu pasiūlyti tau investuoti. Gal reikėtų susitikti? Klausyk, negaištam laiko. Sakyk, koks reikalas. Žodžiu, naujas produktas užsienį žiauriai gerai eina. Karočią atsipirkimas 10 kartų. Reikia 200 gabalų. Tokia tema. Sakai 200? Ne, jeigu nenori, tai nenori, aišku, žinai, aš, čia tik pasiūliau. Šiaip aš turiu dabar šių savo laisvų pinigų. Klausyk, o kuriam laikui tau jų reikia? Ne, tai čia savaitį, neilgiau, žinau, grąžinsi su procentais, paliubom. Ne, Slimai. Procentų man nereikia. Jeigu dirbam, tai dirbam. Mano tokios sąlygos. Pusę pelno man. Jeigu tinka tau tokios sąlygos, atvažiuoji, išrašau vekselį ir pinigai tavo. Jo, aišku, tinka, Tai davai, aš greitai tada ir privažiuoju, Gerai, laukiu tavęs, laukiu. Iki. Labas, pupa. Mes čia biskį pabūsim. Labą dieną. Ai, kuročią, nemandagiai nepristačiau aš. Kaminas. Sveiki, aš Kaminas. Tai jūs čia dabar gersit, ar kaip? Nelaukia už durų, aišku, kad čia. Gerai, tai netrukdysiu tada. Palauk, pupa, Palauk, tik, nemandagu prieš žmogų, Kaip dabar, gėda, kaip? Išėjo. Matai? O kaip gyvenam. Užeik, verslininkė. Valgyt nori? Ne, aš kaip nealkanas, sakau, gal susitvarkom ir aš važiuoju kažkaip, ką? Be reikalo, tu daug ką prarandi. Kągi, reikalas tai reikalas. Va. Štai pinigai. Gali perskaičiuoti. Tikri. O čia vekselis, kuriuo tu pasižadi man grąžinti juos per savaitę. Tikri. O čia vekselis, kuriuo tu pasižadi man grąžinti juos per savaitę. Parašyk vardą ir pavardę. Gerai. Ačiū. O tai kas blogai, ką jau nebeskolinsit, kažkas nutiko? Kai aš matau, koks tu esi pasiryžęs ir užsidegęs, aš pasitikiu tavim. Nors su tėvo santykiai šiaip savo, tai... Bet tikiuosi, kad man juos grąžinsi. Jis tai aišku grąžinsiu, kur aš dėsiu. Grąžinsiu, aišku. Gerai. Tai iki. Viskas kaip sutarėm. Tikrai tai. Pirmyn. Skanaus. Ačiū.
čia tiesiog mes. Antrą kartą tu manęs su šito šūdu neišdursi. O kas čia? O kaip tau atrodo? Negi babkės. Labai gerai. Matosi, kad tau šito dylo tikrai labai reikėjo, a? 200 gabalų lygiai, dabar jau gali užsakinėti. Jo, viskas čia. Tu nesiparink, seniai. Prekė yra, po 3-4 dienų bus Lietuvoje. Viskas gerai. Hei, klausyk. Čia mano numeris, skambink nors ir naktį. 24 valandas per parą. Tai gerai, susiskambinsim, aš tada varau, o tu šaibas pasidėk, nors, žinai, čia su tom ausinėm ir negrajim. Tu nesiparink. Mažai. Nesiparink, spakucha. Viskas gerai. A? Nu, va. Hei, ir turų nepamiršk. Gerai. O tu suvoki, kas būtų buvę, jeigu tą telefoną būčiau radęs ne aš? Nesvarbu kas, bet kas. Jo, suprantu. Turbūt čia nesėdėtume. Galėčiau kur nors griuvį peršautą galvą. Bet palauk. Tugi turėjai nueiti su tuo telefonu pas Koganą. Kodėl tu nenuėjai? Atvirai? Paprasčiausiai nespėjau. Pamačiau tave, nesusivaldžiau kažkaip. Nu va, ant tų žodžių. Kogano SMS-as. Už valandos visi pas mane. Luko vėl nereikia. Suk! Ei, raminkis, pagailėk, tačkus. Dėjau aš ant tos mašinos. Bet to iš vis ne mano Kogano. Nu, kaip nori. Aš tave atgal iki chatos? Nu jo, pavežk. Klausyk. Ką mes apskritai darom? Ta prasme, mes. Ta prasme. Aš, tu, ką mes darom? Tai tu su manim? O tu ką? Matai kitą variantą? Kito varianto nėra.